Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiamas Seimo vicepirmininkė, gerbiamas prezidentė, gerbiamas rektoriau, mėly kolegos ir svečiai. Mes su mano kolega Ramūnu labai esam sujaudinti mūsų tokio kuklaus darbo aukštų vertinimų, o man tai aplamai asmeniškai dviguba šventė, kadangi Ramūnas tai mano mokinys, o matyti savo mokinių kaip ir vaikų sėkmę tai yra didžiulis džiaugsmas. Aplamai mes skaitome, kad šita premija tai yra Lietuvos visos matematikų bendruomenės įvertinimas. Sėkmingam moksliniam darbui reikalinga tam tikra aplinka, atmosfera, tradicijos, bendravimas su kolegomis, seminarai, konferencijos. Lietuvos matematikai visą tai turi ir mes iš jų visą tą esam gavę sėkmingam darbui. Jų darbai, Lietuvos matematikų darbai yra pasaulyje pastebimi, jų sukurtos mokyklos sėkmingai konkuruoja, netgi atskirose matematikos šakose diktuoja madą. Mes atstovaujam skaičių teorijos mokyklą, kurią sukūrė profesorius Jonas Kubilius. O skaičiai, žinot, yra lyg ir matematikos pagrindas. Paradoksalu, tačiau ir tarp tų skaičių 1, 2, 3, kuriais mes skaičiuojame daiktus, kol kas yra dar nemaža paslapčių, dar mes stengiamės jas įspręsti. Sprendžiant tokius atrodo paprastus klausimus, su kuriomis galingi metodai, kurie yra mokslo progresas. Sprendžiant minėtus uždavinius reikalingas tam tikras aparatas, tam tikri įrankiai, būtent zeta funkcijos, kurias mes su Ramūnu ir nagrinėjame. Jos iš tikrųjų labai įdomios, tačiau labai paslaptingos. Mums pavyko įrodyti plačiai klasę jų tokią labai svarbią savybę, vadinamą universalumu. Jos esmė maždaug tokia, kad viena zeta funkcija atstoja visas žinomas funkcijas, kiek jų tik galima prigalvoti. Dar keletą žodžių apie nulis norėčiau pasakyti. Nulis toks yra kontroversiškas skaičius, visi žinot. Gerai turėti nulį skolos, bet nelabai gerai turėti banko sąskaitą į nulį. Mums nelabai gerai, kad mes nagrinėjam zeta funkcijas ir jos ten virsta nulim. Tai mums jau nelabai gerai. Ir aplamai mums reikia žinoti, kur virsta, kurioje vietoje jos virsta nulim. Tai yra nežmoniškai sudėtingas klausimas, bet mums irgi šiek tiek pavyko pasistumėti į priekį. Egzistuoja tokia garsi Rymano hipotezė, kad zeta funkcijos plati jų klasė virsta nulim tam tikroj begaliniai tiesiai. Tai yra viena iš 7,000 matematikos svarbiausių problemų. Už ją paskirta net $1 milijonas, kas sugebės įspręsti, bet ji iš tikrųjų sunki. Žinomas vokiečių matematikas Edmundas Landau yra pasakęs, pirmas klausimas, kai sutiksiu Šventą Petrą, bus klausimas apie šitą Rymano hipotezę, kaipgi ten iš tikrųjų yra. Profesorius tarp mūsų jau nebėra apie 80 metų, tačiau jokia SMS žinutė mūsų nepasiekė apie Švento Petro atsakymą. Tai kągi, mums su kolega Ramūnu reikia tęsti darbą toliau. Baigdamas norėčiau kreiptis į abiturientus, į moksleivius, kviesdamas pasirinkti matematiką ir aplamai tiksliuosius mokslus. Pažadu, kad pasirinkę matematiką tikrai nesuklysite, tapsite pratingais žmonėmis, rasite vietą gyvenime, dar būsite naudingi Lietuvai. Ačiū visiems.